Sekantis mūsų programos punktas yra Miško savininkų asociacijos valdybos ataskaita. Pranešėjas daktaras Algis Gaižutis. Ačiū, Kazimierai. Aš stengsiuosi trumpai pristatyti, nes mes tiesiog užtrukom su įvadiniam kalbom, bet jos yra nepaprastai svarbios. Mes atsiskaitinėjom kiekvieną dieną ir kiekvienais metais, kadangi generalinė asamblėja vyksta, tai todėl dabar atsiskaitysiu už paskutinius metus, už 2016-2017, nuo balandžio iki balandžio, bet tą, ką mes darėm pagrindę 17 metais, nes jau praeitais metais atsiskaitinėjom už praeitus metus ir trumpai apžvelgsiu, kokia veikla norėtųsi tiek pagrindinės veiklas pristatyti, nes šiandien visi, ypatingai mūsų svečiai, neturėjo galimybės ir progos dažnai susipažinti su asociacijos veikla, su pagrindiniais rūpesčiais. Neringą matau atvykusi, labai malonu, nes kaip tik tai tavo nuotrauką uždėjo su Vidmantu ir Vidmantas ir Neringa, tai kartu šaunu. Na ir veiklos perspektyvos ir spręstinos problemos. Aš gal atsistosiu čia, kad būtų patogiau. Tai gerbiamas Stasys, palikdamas, perduodamas vairą, suformulavo ne tik tai asociacijos veiklos strategiją, bet mes jau asociacijoje keletą pagrindinių strateginių tikslų įvardinę, jų nekeičiam ir iš tikrųjų stengiamės tą kryptim dirbti. Aišku, šiek tiek specifika koreguojasi, bet tom kryptim mes tikrai dirbam. Aš tikslų neskaitysiu, bet jie iš ties yra svarbus. Ir tų tikslų siekimui aš galvodamas prieš 4 metus panašiai klausiau, bet dabar norėčiau, kokiam kontekste mes veikiam. Gerbiamas viceministras sakė, kad mes taip ganėtinai aktyviai visur dalyvavom ir stengiamės tikrai konstruktyviai, neregdami, bet argumentuodami, kelt problemas ir siūlydami sprendimus, bet kaip pabendrauja ir man, tiesą sakant, labai sunkiai sekėsi apibendrinti siūlymus ir rašyti tą rezoliucijos projektą. Prisipažinsiu, iki vakaro pabaigos gal šitą sunkiai rašosi, kadangi visi siūlymai jau kartoti ne kartą. Ir dar kartą pakartojus, nuo jų šitą žodžius, argumentus sudėjus nelabai kas veikia. Tai man, žinokit, nuoširdžiai visada kyla tas klausimas, kokią Lietuvą mes kuriam? Šeimininkų ar tarnų? Ar mes norim turėti tokius lietuvius tautą, kuri nuolankiai prašytojai nieko nesakytojai ir nieko neturi, neatsakingi? Kazimieras labai dažnai šitą kelia labai teisingai, nes jausti šeimininkų yra ne vien tik tai privilegija, yra didelė atsakomybė. Ar mes norim, Vidmantai, tokio žmogaus ir miško savininko, kuris rūpinasi ne tik tai savo gerbuvą, bet rūpinasi ir aplinką, kurią naudojasi ir kiti visuomenės nariai. Ir tai, ką čia dalyvaujantis mūsų susitikime Jonas Ivoška kelia, kad reikia peržiūrėti ir naują konstitucinę santvarką, šiek tiek keisti, adaptuoti pagrindinės vertybės, įtvirtinti, iš ties yra labai svarbu. Mes galim šnekėti daug, bet jeigu taip, kiekvieną kartą atsimeni, Laimonai, aš sakiau, kiek mes kokių konferencijų, rezoliucijų neprirašom, vis tiek nueina pas Ievą Klimašauskę ir jinai atpila tą litaniją, kad nieko negalima, arba viskas bus sprendžiama vėliau. Tai realiai daugelį atvejų šitai paveikia visas mechanizmas. Rašyk prezidentai ir Seimo pirmininkui, vis tiek pas Ievą Klimašauskę patenka, dabar panaikina privačių miškų skyrių, tai jinai patapo Dudučio vyriausia patarėja, tai aš nežinau, dar labiau gal ten tuos rašys. Bet gyvenimas toksai, aišku, yra dar tokių žmonių, čia tarp kitko ne Šimonytė, Ingrida, Kazimieras pirmas ten tą bebrų temą buvo pakėlęs, kuris labai jaučiasi saugiai užutekiai, kai niekas nevyksta, jokia stagnacija, visa to tvarka, kaip buvo, tai taip ir yra. Paimk medžioklę ir paimk kokią nuosavybės klausimus, konstitucija viena pusė, visa kita tvarka kitur. Tai kokius mes išteklius turim, nes visas tas mūsų
apmokamas personalas ir darbuotojai, tai Neringa, mačiau, atvyko, tai jinai dabar, abidvi sėdė tenai. Tai viena dirba, kita šeima augina didelę, bet abidvi labai šaunuolės. Ir viskas, ir visas mūsų tenai kūrybinis potencialas ir remiasi daugiau visuomeninė veikla ir dalyvės. Ir Kazimieras pavadovauja, Mindaugas prisideda, Vidmantas ir kiti. Ir iš tikrųjų turim valdybą, turim revizijos komisiją, kuri prižiūri, turime Ingridą, kuri samdoma šitą kaip įmonė padeda buhalteriją sutvarkyti ir mūsų tom lėšom disponuoja, bet labai nedidelis išteklius turim. Paskui matysit ir ten ataskaitose pateikta visa mūsų finansinė veikla, jinai yra ganėtinai kukli, o dalyvauti ir suspėti visur iš tiesų reikia. Tai aš stebiuosi Mindaugo šalininku, kaip jisai vis dėlto taip spėja visur ir vis labiau ir labiau įsitraukia į tą asociacijos veiklą, bet ne jisai vienas. Kiekvienam regione, kur tik tai pasižiūrėsi, visur žmonės vis tik tai plėtojasi, vystosi. Vidmantas Jusas netgi savo asociaciją įsteigė ir vis džiaugiasi, kad dar iš mūsų asociacijos dalyvavimo kokią vieną kitą pamoką pasiema ir mes bendrai darom, Biržų žemtiekimas labai prisidėjo prie rangovų asociacijos tokio stiprinimo, bendrą renginį darėm Šalčininkose, Algimantas Gilys, nematau, ar jau atvyko ar ne, bet iš ties labai svarbus tie bendravimai, nes kuo toliau, tuo labiau aktyvus miško savininkai ir ypatingai rangovai, darbininkai tampa daug retesnė rūšis negu Raudonoje knygoje rašytos gervės. Tai šitas kelia iššūkius ir mes, aišku, pasiskirstę pagal pagal temas svarbiausias aprėpiamas. Yra valdybos nariai ėmėsi atsakomybės atskirų temų. Ir pagal galimybės ir pagal turimą laiką stengiasi tuos kuruoti. Kaip man, kaip pirmininkui, stengiuosi pakoordinuoti, ne tik vienas padalyvauti, bet ir įtraukti visą bendruomenę. Tai labai tas svarbu ir atsakinga, kiek spėjom, tiek padarom. Nes vis dėlto mes paskaičiavom, kiekvienais metais mes parengiam įvairiausių tokių trumpų raštų, bet rezoliucijų, renginių kažkur apie 80-70 įvairiais tarpais, tų, kuriais kreipiamės jau su konkrečiais siūlymais į valstybinės institucijas, į partnerius, į kitus. Ir tam užtrunka laiko. Ir aišku, gauna tiek ES vykstančių procesų, nes kaip nebūtų keista, 80% sprendimų dabar priimama Briuselį. Tik jie ateina iki mūsų, truputį su pavėlavimu 3, 4, 5 metų, tai jeigu dabar nedalyvausi tenai, nežinosi, kas vyksta, labai sudėtinga paskui bus čia kažką argumentuota, dėl tas dalyvavimas tarptautinės organizacijos, jis yra svarbus ir mes dalyvaujam 4 tarptautinių organizacijų veikloje. Ir čia labai yra svarbus indėlis aplinkos ministerijos, žemės ūkio ministerijos, teikiant paramą narystės mokesčių susimokėti. Nes jeigu taip žiūrėti per visą dalyvavimą, mes sumokame narystės mokesčių virš 10 000 eurų. Tai jeigu žiūrėti iš organizacijos finansinių galimybių, jeigu dar reikėtų, mes taip susirinkam 34 000 eurų iš fizinių asmenų ir panašiai tiek pat iš juridinių. Tai tas biudžetas vien tik tai narystės mokesčių susimokėjimo, dar nacionaliniam organizacijom neturėtume miško ir to kambariuko, kurį nuomojamės, išsimokėti su visom kitom išlaidom. Tai tas dalyvavimas jis yra svarbus ir jeigu Europos miško savininkų federacijoje 2 kadencijas buvom direktorių valdyboje, ten valdyboje, dabar turim poziciją kaip organizacija Europos žemės savininkų organizacijoje viceprezidento, tai irgi yra svarbu ir dalyvauti galima tiesiogiai, ir kitose organizacijose. Tai trumpai, netgi nešnekant, tikrai stengiamės dalyvauti visuose tuose forumuose, renginiuose ir ne vien tik tai pačiuose renginiuose, bet ir procesuose, kurie vyksta iki tol ir po to. Ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose
dabar prasideda visokie jubiliejai. Suomija šventė 100 metų jubiliejų asociacijos, žemės ūkio organizacijos MTK, estai, latviai, kaimynai, dabar urėdijos jau šiais metais 100 metų švenčia, tikiuosi pakviesit, nes irgi tikrai padalyvausim tuose renginiuose. Žemės ūkio konsultavimo tarnyba netruko švęs 25 metį. Daugelis svarbių dalykų, kuriuos reikia įgyvendinti. Stengiamės, esam steigėjai nacionalinės nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos, su nacionalinė mokėjimo agentūra bendradarbiavom, valstybinė mokesčių inspekcija, valstybinė darbo inspekcija. Su Lietuvos policija kažkada buvo labai svarbus kontaktai, nes ten prevenciškai tikrai pavyko užkardyti nusikaltelių įsigalėjimą būtent šitoj srity ir tas prevenciškai labai stipriai paveikė. Nėra tokių didelių bėdų, kaip galėtų būti, todėl čia dalyvaujam. Na ir trumpai pasižiūrėsim, kažkas tai iš toli neveikia kompiuteris. Mūsų struktūra tiek pajamų, tiek paskui išlaidų. Na, kaip matot, nario mokesčiai, fizinių, juridinių asmenų, bendradarbiavimo sutartys, tikslinis finansavimas, tą ką minėjau, 10%, paslaugų per projektus teikimas, na ir lygiai taip pat išlaidų darymas. Tai pagrinde darbo užmokestis ir biuro išlaikymas, nors vieną žmogų pilnai išlaikant ir tada kambarį, tą kambarėlį turint, apsimokam išeiti. Tai tokie mūsų finansiniai dalykai. Šiaip, jeigu šnekant, žiūrėjote ataskaitą, bet mes labai grūdai, nepilno 100 000 susirinkam bendrai iš visur lėšų. Tai nereiškia, kad tai mūsų pajamos dalis yra, tiesiog į apyvartą patenka, gauna. Ir jie netgi ne pas mus kaip nario mokestis, patenka tiesiogiai tom organizacijom, ten jeigu organizuoja ekskursijas ar kažkokia, tai irgi tikslinis finansavimas, ten praeina tiesiog asociacija sumoka. Bet kiekvieno indėlis yra labai svarbus ir jeigu žiūriu tą 2% jau sumokėtų mokesčių, ką skiria organizacija, vis tik apie 2000 eurų mes susirinkam kasmet, tai rodo, kad Lietuvos verslo konfederacija susirinka 360 eurų, žemės ūkio rūmai, aš nežinau, irgi nelabai didelės ten sumos. Tai vadinasi, žmonėm šita organizacija yra svarbi ir ne vienas prisimena ir skiria. Na, stengiamės, kadangi atsiskaityti kiekvieną dieną, tai tie mūsų žmonės, kurie prisijungia, tiek internetinė erdvė, svetainė, socialiniai tinklai, ir stengiamės žiniasklaidai pagal galimybės dalyvauti, prisilaikant vieno principą. Aš vienam kandidatui į Žemės ūkio rūmų pirmininkus, kuris kandidatavo, Vytautai, sakiau prieš metų 15 ir pakartojau tą patį. Sakiau, nemokėjom, nemokam ir nemokėsim už informacijos viešinimą. Nes buvo tokia tvarka, kad ko jūs negalit susimokėti, taigi urėdijos čia tiek pinigų turi moka. Buvo tokių, kad buvo fondas, buvo ten tokių dalykų ir buvo labai sunku įtikinti, kad ne visi miškininkai yra panašiais principais veikiantis. Tai tas, aišku, sulaukė kai kurių ignoravimą, kadangi nesusimokė, tai tavo tos informacijos, kokia nebebūtų, nebūdavo patekti, bet mes turim tos kanalus, kadangi aš galvoju, per internetinę svetainę, tai 28 000 unikalių per mėnesį būna, į Facebooką ten dabar jau ten apie 3,5 žmonių, kurių mes dirbtinai nekviečiam, bet susirinka, tai elektroniniu paštu naujienlaiškį yra užsisakė, apie 3400 žodžių yra pasiekiamas, bent jau tie, kuriems svarbu, tikrai mato. Nežinau, ponas Kaubrė, dar vis seko mūsų naujienas, bet žinau, kad karts nuo karto pasižiūri tokius ir tikrai ne jūs vienas, ir politikai, ir Seimo nariai, ir ministerijos žmonės dažnai pasigeria, kad vis dėlto mačiau, naudojusi. Ir mums šitas tinklas yra svarbus, mes turim renginius, labai svarbus yra renginys pavyzdingai tvarkomos miško valdos konkursas, kur išryškinam ir padedam atrasti tuos grynuolius miško savininkus, pavyzdingai besitvarkančius, kurie
eina pavyzdžiui kitiem ir daugelį kitų veiklų. Įmonės atstovai konsultuoja iš tiesų profesionaliai ir mes paskaičiavę, kad tikrai nemažą kiekį miško savininkų patarimus gauna labai tiesiogiai. Pavyzdžiui, su Renata aš šnekėjom vakar, išties netgi mokesčių inspekcija taip nepakonsultuoja, dabar baigėsi pajamų deklaravimas, kaip mūsų specialistas, finansistas, buhalteris, kaip teisingai, korektiškai susimokėti ir kartu sutaupyti mokesčius, nes ne visada tu turi mokėti visą sumą, tai tokios yra labai vertingos ir suprantamos. Na, klausėt, kiek vienyje, tai tas skaičius svyruoja apie po 7 000 per 25 metus. Vieni ateina, kiti išeina, vienas įstoja, stengiasi, kad būtų išspręstos visos jo problemos, kurios susikaupia, nes niekas nesprendžia. Kitasgi pasilieka, kaip Pranciškus Danišauskas, taigi mūsų šviesuolis. Ir žiūrėkit, kiek metų ir vis tik tai jūs kiekvieną dieną su mumis, Jūratė Jankauskienė, šiandien čia atvykusi, iš tikrųjų kiekvieną galima minėti, tai įmonių skaičius didėja. Aišku, yra paskata tokia, kad dabar, kadangi duoda papildomų balų teikiant ES paramos paraiškas, bet mes vis dėlto taip automatą nepriiminėjame. Ir antras dalykas, daugelis pasilieka, paskui jeigu aktyviai dalyvauja veikloje, tai tas yra svarbu. Tai tiek norėjau pasakyti, aš tikrai norėtųsi ir daugiau šnekėti, bet gal aptarsim, kai rezoliuciją šnekėsim, nuo mūsų Neringa ir Živilė, ir dabar matau šypsosi, tai visada su visais bendrauja, nuo man kiek kartu su valdyba pavyksta, mes taipogi stengiamės vykdyti savo funkciją. Tai, gerbiamas Kazimierai, savo ataskaitą baigiau.